Na ir žiūrim, ką čia turim, o turim apsnigtą mašinėlę, bet dar nelabai apsnigtą. Žiūrėsim, kaip valytuvai. Na, neprišalę. Tuoj nusigramdom sniegą ir paaiškinsiu, kur važiuojam. Na, dar labai ankstyvas rytas, nu kaip ankstyvas, visi į darbus važiuoja, piko valandos. Ir dabar aš aiškinu jum reikalą. Pamenat šitą nuotykį? Na, o štai čia matote žiurkių darbą. Kažkas žiurkiavo. A čia bandyta prasikrapštyti, pažiūrėti, kas per prekė. Vienu žodžiu. Reikės vulkanizuoti tentas. Ant kiek žiurkės, blemba ir kitoj pusėje prapjovė. Ryte, žinau, ten buvo biškį prietema tokia, tai nelabai mačiau. Prapjovė ir iš šitos pusės. Mano kroviniai buvo prie pat bortų. Tai daugiau nesilaužė, pamatė, kad be šansų per didelis krovinys ir nieko nevogė. Blemba daugiau tuose kišeniniuose parkinguose tikrai nestosiu, nes ten apšvietimų nėra, žinot, tai landžioja visokie žiurkėnai. Tai va, tai dabar važiuojam mes vulkanizuot tento, nes abudu šonai prapjauti, tai tikrai reikia suvulkanizuoti, nes ten ta lipnė juosta, tai ten nelaikys. Tai pabandysiu šitą reikalą aš jums pafilmuoti, šio reikalo eigą, kiek pavyks, pabandysiu nufilmuoti, parodyti, kaip vulkanizuoja. Nu ką, čia štai reikalingi visi pričindalai vadinami tam darbui. Na, iš šitos pusės man taip reikia palaikyti, kad lygiai ten sugultų viskas. Ir ten meistrukas jau darbuojasi. Gerai čia. Viršų dabar, aukščiau čia, su tavęs dar. Aha, čia. Aha, dar aukščiau. Gal papetikės pasiimk? Papetikės pasiimk. Noriu padėkoti meistrukui Audriui už greitą ir kokybišką darbą, tento vulkanizavimą. Ir didžiausi linkėjimai, Audriau. Žinau, kad žiūrėsi video.
Sveiki! Opi šio kanalo tematika. Kalbėsime, diskutuosime apie mūsų visuomenėje toleruotinas ir netoleruotinas priklausomybės. Rodysime ir kalbėsime apie žmonės, turinčius priklausomybę alkoholiui, azartiniams lošimams, narkotinėms medžiagoms, maistui, tabako gaminiams, seksui ir kitoms ligoms. Kalbėsime apie vyrus ir moteris, apie jaunimą, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių pasidavė šviesai ir atsisuko veidu į tamsą. Vieni iš jų buvo pilnaverčiais visuomenės piliečiais, bet jų gyvenimuose kažkas pakrypo ne taip. Kažkas pasisuko aštriu kampu, jog jų tuometinių mąstymų lengviausias ir paprasčiausias variantas buvo pasiduoti. Kiti iš jų atėjo tuo tamsos keliu nuo pat vaikystės, kadangi juos auklėjęs ir tesupęs kontingentas buvo individai turintys savosius nusistatymus, savasias gyvenimo taisyklės ir principus. Tie, kuriems naudingas visuomeninis darbas daro gėdą, tie, kuriems kažką pavogti yra daug paprasčiau negu pasiskolinti. Šie žmonės visada buvo, yra ir bus visuomenės atstumtieji. Lai nesupyksta ant manęs tie, kurie turi bent vieną iš šių netoleruojamų priklausomybių, bet esą dirbantys visuomeniai naudingą darbą. Sąžiningai mokantys mokesčius, o kaip kurie iš jų užima netgi aukštas pareigas.